atradimas kodint, vibe kodint, jeigu tiksliau, tai reiškia programavimas neprogramuojant, tai duodant komandos AI-ui ir pastebėjau, kad pakankamai nemažai laiko užtrunka įvedinėti tekstą balsu. Tai pradėjau įvedinėti klaviatūrą, tai pradėjau įvedinėti balsu. Ir kokį daro tada įdomų dalyką, kad pavyzdžiui, kai nuskaito tas Open Whisper, pasidalinau po apačią aprašyme, kad jisai nuskaito balsą, yra įrankis tam, bet koks reikalas, kad su juo labai ilgai vyksta tas atpažinimas. Tai pasirodo, kad NVIDIA'os įrankis daug greičiau tą veikia ir galop pasidariau taip, kad galima netgi su vienu, pavyzdžiui, klavišu, kad lietuvių kalba skenuotų, su kitu klavišu, pavyzdžiui, anglų kalba, nes anglų kalba greičiau skenuoja ir, pavyzdžiui, Open Whisper didelis modelis, jisai geriau atpažįsta lietuvių kalbos niuansus, plus papildomai dar ištaiso klaidas ten Open Llama. Tai, žodžiu, gaunasi, kad palikus ilgą žinutę, apie minutę laiko vyksta tas generavimas ir pavertimas tekstu. Kaip ir suspausdint išeina greičiau su klaviatūra, taip vertinant. Bet pastebėjau, kad kalbant, daug jinai gaunasi ta žinutė išsamesnė ir vertingesnė. Tai reiškia, kad daug aiškiau bus tam pačiam agentui, tam AI-ui padaryti užduotį arba bent jau ją suprast. Ir kad jinai būtų kontekstualiai logiškesnė, tvarkingesnė, tai automatiškai yra taisoma su, ne tik transkribavimas yra su dideliu modeliu lėtesniu per Whisperį, pavyzdžiui, jeigu tai yra didelis modelis lietuvių kalba, o jeigu NVIDIA, tai yra anglų kalba, nes NVIDIA'os daug greičiau skaito negu OpenAI'aus. Ir dar automatiškai ištaisyti klaidas. Ir dar toks fainas atradimas buvo Ralph toks momentas, vakar netikėtai mane prijungė prie vienos dirbtinio intelekto bendruomenės čato ir tame čate buvo toks patarimas, tai užklausiu saviškių, žiūriu, kad pas mus tikrinimas klaidų yra švelnus, reiškia, gali dar agentas ignoruoti, pavyzdžiui, tikrinimą po užduoties atlikimo ir jeigu užduotis atlikta, bet nepatikrinta ir jinai neveikia, gaunas bereikalingai mano švaistomas laikas. Tai Ralpho modelis galbūt padės, dabar jau baigia tą daryti, kad tą hard testą padaryti, kad reiškia, nepaleistų to agento ramybėn, nepaliktų, kol jis tikrai 100% negarantuos, kad užduotis tokia, kokia jinai buvo suformuota, buvo atlikta laiku. Tai aš Darius, video ambasadorius iš Mainstream Pro, kuriu ne tik video, bet ir gilinosi procesus ir kurios įrankius, su kurio pagalba galėčiau kurti įrankius. Ir pavyzdžiui, dabar buvo labai gerų patarimų Facebook'o vienoje grupėje, AI Lietuva, man atrodo, taip ir vadinasi. Ir pavyzdžiui, geras postas, geri patarimai, geri raktinės frazės, kaip generuoti turinį. Ir pavyzdžiui, aš tikrai pamiršiu, neįsiminsiu, nes tas informacija atsinaujina ir plus kinta. Tai pavyzdžiui, vėlgi, susikūriau įrankį kaip duomenų bazė, kur galiu sukopijuoti, ką matau, sukopijuoju, jisai susistemina ir talpina. Ir kai kursios įrankį, kuris skirtas kurti video promptams, nes, prie ko čia video ir jajus, kad man sugeneruotų kuo tikslesnius tuos video ir pasinaudota gerąją praktiką, kad apmokint robotą, kuris kurs tokį įrankį, kuris kurs promptus, kurio pagalba bus kuriami video, jų tų video seka ir jie gerai susijungtų. Tai apie tai yra, ką aš dabar darau ir daugiausia laiko skiriu ir kodėl atrodo aš čia kalbu apie kažkokias sistemas, apie robotų sujungimus, testavimus, tam, kad jie galėtų tokius įrankius kursu, kuriais paskui automatizuoti ir pasilengvinti savo gyvenimą arba netgi daryti tai, ko iki šiol nedariau, nes buvo sudėtinga, nefaina, neįdomu arba tiesiog protas nenešė. Tai linkiu klestėt, jeigu įdomu, palaikom ryšį, pasidalinsiu ir vprocesai grupėje, tas vprocesai.lt yra apie tai, kad dalintis tokia informacija, kuri bent jau mano kely pasitaiko, jeigu tavo kely kažkas gero pasitaikės, gali pasidalinti arba ten, aš kažką gero ir pats pasidalinsiu ir išsisaugosiu ir kars nuo karto įdėsiu tiek ant savo sienos, tiek tenais. Iki, linkiu klestėt. Išsijunk,